vieną rytą atsikėliau ir supratau, kad noriu kažkaip tai prisidėti prie gerų dalykų, kurie vyksta visuomenėje ir vyksta ne už pinigus. Kai man pasakoja apie jaunimo liniją, kiek čia gali mokytis dalykų visokiausių, ką čia po to gali veikti, tai aš žiūrėjau, kai gerai, ir aš tas dalykus irgi noriu daryti. Bestudijuojant, Kursakas pasiūlė ateiti į jaunimo liniją, pabandyti atrankas praeiti. Atėjau, patiko ir tiek likau. Aš tai kažkaip senai žinojau, visada norėjau ir atėjau. Ateidama čia turėjau tokius lūkesčius, kad turiu laisvo laiko, daug turiu laisvo laiko ir tam, kad jį kažkaip prasmingai išnaudot, budėsiu prie telefonų. Aš atsimenu, kad aš apie jaunimo liniją žinojau gal nuo 16 metų ir žinojau, kad reikia ateiti, kai esi pilnametis, nuo 18. Tai kai man suėjo 18, tada ir atėjau. Man kažkaip labai patiko ta pati idėja bendrauti su žmonėm, kažkur eiti, sėdėti prie to ragelio, laukti, kol kažkas paskambins. Ir visokiausiai man pamąstymus sukėlė, kai tas žmogus, kuris eina savanoriauti, kaip jisai jaučiasi to pokalbio metu, kaip jisai ten būna tam pokalbiu, kaip jisai to pokalbiu laukia. Aš tai asmeniškai kažkaip norėdavau visada ateiti, bet man tokio, galvoju, čia ne man, aš nesugebėsiu, negalėsiu padėti, tokio nepasitikėjimo, galvoju, ne, ten kieti dirba, tipo, ten ne man. Bet, atėjo mano kolegė pirma, padarė agitaciją tokią. Tai atėjau, taip nedrąsiai, galvoju, pabandysiu, nieko neprarasiu. Tai kai atėjau, tai čia, jau 4 metai bandau. Aš atėjau 3 kurse, bet aš manau, kad aš atėjau per vėlai, kad tai, kad tu gauni, daug anksčiau jau gali panaudoti ir asmeninėme gyvenime, ir jaunimo linijoje, ir kad tai yra labai naudinga visą tai. Iš pradžių kažkaip esminis dalykas buvo tie kursai, atrodo, kiek aš iš jų galiu daug pasimti savo, asmeniškai. Ir tada atsitiko labai toks keistas dalykas, kad bebūnant tuose kursuose, kažkaip man čia vis labiau ir labiau pradėjo matytis ir kitų pusių, ne vien tik kad savo pasimti, bet kad kažką aš galiu ir duoti, ir kažką galiu padaryti. Tai tokia mano labai kitokia galbūt atėjimo istorija.